pratęsi šią seriją arba ruošiesi serijai su Panevėžio Savame Lietkabeliu bronzinėme finale. Žalgiris 2-2 su Mekovolu, geras perdavimas aukšto ūgio ir pradeda rungtynes Vulfs komanda. Tai sumaištis truputį Vilniaus Vulfs Twinsbet komandos gynyba ir pelno lengvus 2 taškus iš vidutinio nuotolio legionierius. Žukauskas turi erdvės, Gytis Radzevičius ten neįvertino Žukausko judėjimo be kamuolio. Flauteris dešinė ranka. Po Česno Goromo rezultatyvaus perdavimo 7-14. Sužaidus 4 minutės, Žalgiris iki galo prasprūsta pro Vilniečių gynybą ir pelno taškus iš po krepšio. Bet Regimantas Miniotas čiumpa kamuolį po varžovų krepšių. Trečias puolime atkovotas kamuolys. Ir pelnyti 3 taškai. Regimantas Miniotas pirmą reklaminę pertraukėlę. Rytas žengia su 0 atkovotų. Echodas turėtų ieškoti aukštojo perdavimo komandos draugai, galiausiai praranda kamuolį. Čia Miniotas labai agresyviai ir 2 taškai su pražanga iš po krepšio. Likti tą metimą net ir neprisiliesdamas prie Veličkos, bet kiek Margario Normanto atkovotas kamuolys. Prieš tai būtent jis įsirašė pirmąją Ryto klaidą šioje dvikovoje, dabar jis įsirašo antrąją. Vėl turi šansą kontratakuoti Vilniaus Vulfs komandą. Netaiklus metimas iš toli. Salimonas atrodo truputį šlubuoja. O čia dar 2 taškai su pražanga. Vulfs Twinsbet. Iki galo Vaidas Kariniauskas ir užtikrintis. Palei galinę liniją Gytis Radzevičius ir dar kartą klysta Vilniaus Rytas. Ispanišką pick and rollą žaidžia su Kariniausku Vilniaus Vulfs komanda. Užmeta Liupą Mekovolu ir koks epizodas. Priešininkui po fantastiškai išpildyto epizodo. Man atrodo, kad gal jis išlipo į jog šį vakarą mes jo ant parketo veikiausiai nebeišvysime. Žalgiris iš toli, metimas yra tikslus. Ir būtent iš ten, nuo 3 linijos vidurio, kaip nekrenta metimai Vaidui Kariniauskui. 5-4, kurį laiką žaidė Vilniečiai ir jie tą pranašumą pavertė klaida. Salimono grįžimas į aikštelę dar kartą parodo, kad kartais nereikia vertinti dalykus, apie kuriuos nieko nesuprantam. Šiuo atveju medicina. Eigirdas Žukauskas. Bet didelio skirtumo tai kaip ir nesudaro. 2 taškai skiria komandas, 3 minutės sužaistos antrajame kėlinuke. Salimonas iš toli sustato kojas ir taiklus metimas, iššlubuodamas grįžta į gynybą. Manau, Salimonas bus nuolat, arba turėtų būti nuolat atakuojamas. Gynyboje nežaidžia su viena koja ir jam yra sunku. Kaip ir minėjau, stebėdamas apšilimą, matosi, kad juda tikrai nepilna jėga, bet jo taiklumui tai netrukdo. Fosteris atsako 3 taškius, Salimonas. Geras perdavimas Regimantui Miniotui ir Miniotas pelno dar 2 taškus. Nuo Salimono pasiaukojimas yra tiesiog... Miniotas ten susidūrė ir su Fosteriu, tačiau kamuolį komanda išsaugojo. Darmanas veržiasi į dešinę, kiek nusistumė varžovo, meta iš vidutinio nuotolio, meta taiklai. Plius 6 Vulfs Twinsbet. Šiuose jiems žūtbūtinėse rungtynėse. Darmano perdavimas, Delorje įspėjimas už vaidybą, Minioto taškai iš po krepšio. 39-31, gera šeimininkų atkarpa ir jų didžiausia persvara šio vakaro kėlinuko viduriui. Imituoja užtvarą Goriamas, tai puikiai daro, neišmeta metimo iš toli. Koza labai gera, labai agresyvi gynyba ir blokas varžovui. Rytas tęsia ataką. 5 sekundės iki atakos pabaigos, labai daug kontakto po krepšiu. Galiausiai kamuolį praranda Goriamas. Pavojingesni mesdami iš kartais būna labai retų išimčių, bet iš esmės taip. Darmanas meta po pagavimo ir jis meta daug geriau negu po driblingo. Ir priekyje jau 10 taškų. 11 taškų Vilniaus Vulfs Twinsbet komanda. 9-0 jų atkarpa. Vilniaus Rytas kol kas nerodo, kad būtų vertas žengti į finalą jau šį vakarą. Per trumpas Normanto metimas, bet antrąjį šansą susikūrė. Giedriaus Žibėno auklėtiniai, klysta R.J. Kaulas. 42-33. Kol kas tikrai kontroliuoja rungtynės Vulfs komanda, ar ne? Tikrai taip. Salimonas net nežiūrėjo į krepšį, būdamas baudos aikštelėje, bet surado Žagarą. 25-33. Iš savo patogios pozicijos vėl, bet... Na taip, metimo vertė lygiai tokia pat. Gera Minioto užtvara.
Minuto, koks puikus perdavimas, gražiai juda kamuolys ir 3 taškai. Kokia fantastinė Wolves komandos ataka. Kurį jau atrodo, kad buvo įgavę arenos šeimininkai. Per daug atstumo, duota tenais Gorimui, čia dešinė ranka. Vaidas Kariniauskas iš po krepšio. Kiaurai tiesiog viską praeina Vaidas Kariniauskas. Ryto puolimas neatrodo užtikrintai, gynyba atrodo dar neužtikrinčiau. Puikus Delauja perdavimas į kampą, netikslus Normanto metimas, šį kartą Tarmanas atkovoja kamuolį prieš Gorimą. Margeris Normantas 0 iš 4 tritaškių. Kariniauskas dabar jau porą kartų paeiliui sugeba yra komandas. Matėme Remigijų Milašių su flaneliniu Pačiesu. Gražus marškiniai pas trenerį. Čia Tarmano 2 taškai iš po krepšio. Kamuolį gauna nugarą į krepšį Žukauskas. Jo netikslus perdavimas. Galiausiai Žagaras jį turi savo rankose. Ir Žagaro koks paslėptas. Žemaičio užtvara Tarmanui. Dažnai to nematome. Čia Žukausko. Taiklus metimas iš toli. Bet skirtumas vis dar labai didelis. Vilniaus Rytui kol kas nepavyksta suklijuoti kelių gerų epizodų puolime ir gynyboje. Margeris Normantas įvardino tą priežastį. Labai greitai, labai anksti suduota smūgiai, viską išspręst. Bet tuos smūgius sudabinėja vieną po kito Vilniaus Wolves Twins Bet. Gynyboje toks įspūdis, kad Vilniaus Rytas saugo Rašidą Salimoną, o ne Vilniaus Wolves Twins Bet. Teko pakalbėti su Salimonu koridoriui per ilgąją pertrauką. Čia 2 taškai iš po krepšio. Salimonas puikiai pasakė, skausmas yra laikinas, gailestis kažko nepadarius, tęsiasi ilgiau. Išties įspūdinga asmenybė. Rašidas Salimonas, tuo galim įsitikinti kuo toliau, tuo labiau. Vilniaus Rytas, na dabar jau tiesiog, bet tie metimai nekrenta niekam. Gytis Radzevičius 0 iš 4. O Trevišonas Tarmanas meta 10 taiklų Wolves tritaškį. Ta gera atkarpa atneštų kažkokį pozityvą į potencialiai lemiamas rungtynės, turint omenyje, kad daug šansų, kad gali pralaimėti Rytas ir negrįžti šiandien, ypač po tokių metimų nuo lentos kaip Tarmanas. Neįtikėtinas Wolves Twins Bet pasirodymas. Gerai įsuktas derinys. Žemaitis į baudos aikštelę, bando provokuoti pražangą, jos negauna, bet pelno 2 taškus. Žagaras kairiame atakos krašte, Žagaras į baudos aikštelę ir vėl kokia kantrybė prieš atliekant perdavimą. Puikiai viską padaro Artūras Žagaras. 8 jo rezultatyvus perdavimas ir Arno Beručkos. Vėl ispaniškas pick and rollas, Žagaras su kamuoliu, Žagaras meta, Žagaras pataiko nuo lentos. Tarmanas galiausiai lieka 1 prieš 1 prie Zadzevičio, atakos laiko pabaiga, metimas nedėlėti lanko. Kas per epizodai, kas per epizodai. Tiesiog sunku paaiškinti tai, ką matom aikštėje šiuose 4-osiose serijos rungtynėse. Yra jau turbūt daugiau nei akivaizdu. Čia Žagaro metimas iš toli yra tikslus, kad susitiksime šeštadienį. Na, bet ir tas jo žaidimas dabar taip pat yra toks šansas jam dar labiau pajusti tiek metimą, tiek žaidimą, tiek kamuolį, tiek tą pasitikėjimą savimi. Atsimint, kad Rytas pirmavo susitikimo pradžioje yra toks, tai atrodo, kad buvo labai seniai lyg praeitose serijos rungtynėse. Tas galutinis rezultatas galbūt ir nebus toks jau gniuždantis kaip antrosiose serijos rungtynėse, bet signalas labai ryškus ir labai aiškus. Arnas Beručka